Tai vis dėlto dar nesibaigia mūsų rubrika. Galit spėti, kur atėjom. Aš tai perku grandinėlės iš durų, o Karolis tatuiruotis darosi iš Tracoką. Nežinau, aš pasidarysiu. O va čia visiems priminimą. Bet tu kaip darysi, kad žmonės va taip Tai taip, į ten, taip. Tai nuo tavęs, ne? Jo. Gerai. Nu, Aistai turbūt nelabai patinka, ne? Negalvoju. Vyksta pasiruošimas. Kaip tu, karaliu? Čia reiškia gerai? Bet skauda? Ir mano tatuškė. Vien žodžiu, Thai Dragon, nežinau ar matos. Blema, visiškai nesimato dabar. Thai Dragon tatu. Ko tavo? Cool, thank you. Va, turim. Tai ar galiu rekomenduoti? Aš nežinau. Priklauso, kaip ilgai ta tatuškė laikysis. Skaudėt, biškai kai kur skaudėjo. Viską darė iš rankos, su bambukinėm lasdelėm. Rankų darbas. Sumokėjom 30 eurų už 2 žodžius. Ten aišku. Visokių tų tatuškių buvo, bet jeigu darytų ten belė kokią didelę, kaip pas mane ant kojos, pavyzdžiui, aš nežinau, kaip ten iškentėti reikėtų. Tai faini bičiai. Nu ir matysim. Bus kaip bus. Taip. Ir jie neskemeri, jie neina ir nepuola ir nesiūlo žmonėm. Pasidarykite tatuiruotę. Jo. Jie tiesiog laukia, norės ateisi, norės neateisi. Aš biškį įkaušau, išgėrėm su Aiste po vieną kokteiliuką, na ir ką sakau, einam pasidarysiu tatuškę. Ne, iš tikrųjų seniai norėjau. The next morning. Ką? Aš nenoriu apsisukti, nes netyčia prieš visus užlindau, už manęs didžiulė eilė. Bet labas rytas. Varom atgal į Kopanganą, pridavėm pirdą, įsičekinom, viskas tvarkingai. Nu va, turim bilietukus, visai čia greitai. Aha, kai užlindai. Aš netyčia, aš galvau, ten nėra žmonių, o po to gėda buvo, atsisukti blemba. Vienu žodžiu, kas yra katamaranas? Va, du bilietukus. Va ir katamaranas. Morning. Thank you. Sudėt. Einam kurios gale. Ir po dešinis. Va. Vidus kaip atrodo. Puikiai. Čia gerai. Va ir katamaranas mūsų. Man kaip stambiausiam prie lango. Lipam ant stogo. 3 aukštas. Va mūsų prieplaukėlė. Ten kita yra prieplaukėlė. Nu gražu, labai gražu. Graži sala. Ir aš nemanau, čia mes 2 nakvynės buvom, tai 3 dienas daugmaž gavos. Neužtenka tiek laiko, tikrai. Mums Kotavo didesnį įspūdį negu Kopanganas šį paliko. Nu bet dar į Kopanganą važiuojam dabar. Tai bus matyti. Na ką, atsikovojome, atsikovojome savo lagaminus. Aiste va jau laukia. Ir šutinam vėl planas. Nusipirkti bilietus. Thank you. Nusipirkti bilietus atgal į Kosamui. Taip. Pirdą. Nusimest lagaminus ir važiuojam tripint. Come on guys, move. Nu, mūsų gaila neįleido anksčiau. Bet nieko. Paliksim savo... O, jau nebėra mūsų tašių. Jau kažkur nunešė. Va toks va receptionas. Jis Golden Sands vadinasi. Ir ką, ir pūlas.
O, bent bariukas yra. Jau man patinka. Ir štai, ką mes turim. Pirda kažkur matyta. Tai vienu žodžiu dabar atvarėm į Apikadą viewpointą, nes mūsųgi neįleido į viešbutį, sakė, jūs bomžai su kupriniam prasmirė, varykit iš čia. Sargas pakrytęs. Batus reikia nusiaut. Mes viewpointų valdovai būsim. Pažiūrėkit, kaip gražu. Einam į kampą, pakrisim ir stebėsim vaizdelį. Hadrin Beach'as kaip diena atrodo. Po to važiuosim vakare parodyti. Smėliukas labai gražus, vaizdas gražus. Aš galvoju, kur čia išsimaudyti, jeigu čia vien valtelės. Na, aišku, šok ir mau. Ai, vagi. Geltonai aptverta. Varlinykas yra. Hebra, žinokit, negaliu būti ant saulės. Aš visas raudonas. Tuoj parodysiu. Pažiūrėkit į mane, vargšą. Matai, maudynų zona aptverta. Pažiūrėkit į Aistę, pasilyginam. Normalus žmogus? Nelabai. Visas degu, visas visur, kur tik įmanoma. Ir dar vienas paplūdimėlis. Kaip gerai atrodo. Kaip vadinas, kas pasakys, Sarai Beach gal? Kažkaip taip. Gražu. Gražu mėlis. Nu, va čia jau paplūdimėlis, sakyčiau, ne? Vanduo, koks gražu žydras. A few moments later. Va kaip iš arčiau, jeigu jūs domina, atrodo. Viskas. Kas kasekėlį pasikūręs, kas cigariuką. Vila.
200 eurų už 2 naktis, tai 100 eurų naktis. Mūsų tas kambariukas, taip pat 100 eurų naktis, jeigu domina. Tada į vilą su, 211 už 2 naktis šitie, su vaizdu į Pūlą, o į jūrą vaizdų tolimesnės, man atrodo, 120 už naktį. Nu tai labai adekvatu. Na ką, mūsų prieš paskutinis kambariukas. Dušas, tūlikas, tvarkingai lavyti. Telikiukas, spinta. Ir ko mes norėjom. Vaizdas į baskę. Į baskę, į jūrą, į baseiną. Nu, vienu žodžiu, visur, kur tik nori. Na kągi, mes su Aistuku išsiruošėm į vakarienę. Kokios Aistės kojos rudos, ką tu? Tai rinkomės tarp 2 variantų. Vienas yra už patiekalą 15 eurų, kitas yra už patiekalą, nežinau, 7 euriukai. Tai spėkit, ką pasirinkom. Aišku, kad už patiekalą 7. Nu, ta prasme, negalim sau leisti kiekvieną, mes ne ant tiek turtingi, kad leistume kiekvieną dieną valgyti savo už 15 eurų už patiekalą, taip? Mes taupom, nes Kosamui mačiau tokį japonišką restoraną, kur važiuoja ant konvejerio visokie dalykėliai, tu juos pasiemi, pasikepi ir valgai. Ir va koks menulis, jūs pasižiūrėkit. Wow. Tai va, chebrytė, aš nežinau. Manau, kad parodysim, ką mes valgom. Kaip žinot, su skoniais, duosiu. Su skoniais mes nelabai kaip, tai gerai. Pagal rekomendacijas atvykom, labai faina vietelė, bet nėra žmonių. Savadikap, kažų niekas. Hello. Where is all the people? Where is people? We hope so. Kur mes jau? Ja? Gerai čia? Vienu žodžiu. Pasiskaitėm atsiliepimus. Aš savęs nerodysiu, baisiai atrodau. Šiaip atsiliepimai labai geri. Atvažiavom, kiek valandų? 7 valandą vakaro. Tuščia. Pažiūrėkit, kaip gražu, hebra. Davai. O kaip vadinas? Lost Paradise. Ir ta prasme, kainos tikrai geros, ane? Pakomentuosiu po to, ar maistas skambus. Aš susisakiau vištieną. Nu, ne šnicelis, bet deep fried, giliai kepta. Aistukas fish and chips susisakė. Karsta, kauta. Atrodo paprastai, bet man atrodo visai nieko, ne? Nu, papasakok apie maistą. Nu, toks ir maistas, mes tikrai 2 patiekalus valgiam. Bet tikimės rytoj pakartot vakarienę. Būtinai. Tai jausmas toks, kad labai švieži produktai. Nu, tikrai. Aš valgiau tą fish and chips, bet mūsų žuvytę. Tai labai skanu buvo. Jeigu aš palikau tuščią lėkštę. Pirmą sykį, taip. Tai reiškia, tikrai buvo skanu. O karaliukas ką valgė? Valgė vištą. Irgi keptą žiauriai, belia kaip skanu, tikrai jaučias, kad šviežia. Būtent, tie tokie, labai švieži produktai. Nu, labai skanu. Tai rytoj, man atrodo, mes sugrįšim. Moon Paradise. Dar kartą. Moon Paradise. Labai skanu. Ir gražu. O šiaip, vėlgi aš jums noriu priminti, kad labai dėkojame mes, kad jūs mus žiūrit, kad palaikinat video, gal net pasubscribinat, užsiprenumeruojat mus, o gal net ir paliekat kokį komentarą. Taip? Taip. Ir pažiūrėkit žmonelę, mano kokia graži.
ne? Nu. Ir ką mes sakom? Ačiū. už dėmesį. Viskas, ačiū. Atvarėm į ir kaip matot, vaizdelis liūdnokas. Nu, čia yra biški žmonių, čia visai nieko nėra. Tai aš nežinau. Prikalbinau vaistuką dar po vieną kokteilį gerti. Su cigariuku jisai, karočią, bairius daro. Lemba, jeigu jie grius. Nu ką, Karoliukas kaip visada prisidarė visko. O taip. Next morning. Važiuojam. Bam. Dar yra už tos pašiūrės dar vienas, bet nesimato. Skrenda kažkur.
Tai kągi, aš jums galiu pasakyti, veido nerodysiu. Kaip žinot, raudonis mane muša. Ir tai galit pasigražėti vaizdu, aš biškį papasakosiu. Tai dabar situacija tokia, norėjom važiuoti į viewpointą šiandien. Bet nenorėjom labai haikinti kokias 3 valandas. Tai galvom, nuvažiuosim ir ten gal kokį 20 minučių reikės palipti, tai palipsim. Bet labai kelias išplautas ir labai status. Ir ten iš vyro toks, iš smėlio, tai bandėm leistis, bet po to stabdžiai atsisakė, stabdo, tai nestabdo, vienu žodžiu. Apsisukom, šiaip netaip užkylom atgal ir grįžom į viešbutį. Šiandien deginimas ir poilsio diena visiškas čilas. Tai rytoj vėl vykstame į Koh Samui ir mums liks paskutinės 4 mūsų naktis Koh Samui. Labai greit laikas bėga, labai liūdna. Jau nieko nefilmuosiu, bet gavom rekomendaciją. Einam pažiūrėsim, kas gero. Vaivelis fainas, ane? Kol kas viskas tvarkoja, kaip per sviestą. Gerai. Aš atsivešiu fruitą mango šeiką. Gerai. Taip, dabar galim pasižiūrėti kainelės. Kas čia gero, pavyzdžiui. Jeigu jūs norėtumėt pavalgyti žuvis, šią 20 eurukų, jaučiu. Bet va, fried chicken wings, 2,20. 2,20 tai kiek, čia jeigu 3, apie 7 eurus. Lemongrass chicken, irgi 7 eurai, normalios kainos. Žuvį mes nežiūrim jau taip jau, mes biški tokie sumuštiniai. 6 euriukai, salotos, 6 euriukai. Pasta, kiek čia, 5 euriukai. Gražu. A few moments later. Šiandien penktadienis, ne? Va ir turim disko žokėjo, daug merginų pusnuogių, bariuką, jas būsų mūsų kambarį. Vaidama tas. Kas ten per gražuolė guli? Pikta susiraukus kažkokia. Ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko paspausite like, pasubscribinkite, jeigu nepasubscribinot ir komentarą. O mes einam šokti.